Nu ką, važiavom į bagažinių turgelį, kurio šiandieną kaip kad ir nėra. Ir atvažiavom į Kretingą, į muziejų Kretingos. Ir dabar einam į va tą pastatą. Biškai komplikuotai, bet einam žiūrėti, kas čia vyksta. Prieš einant į Grand Finale, į tą pastatą, kur sodai bus. Dalgiai su grebliais. Nu. Ir visokia etnografinė įranga. Įdomi. Terpstės. Kažkokios ikonėlės, rankšluostukai su laikikliais, graži lietuvaitė, labai gražiai padaryta, baldai, čia girnos, vežimas. Kauptukai, šakės, viskas iš medžio. Arklio balmai visokie. Ir va, dar Adomas stovi. Čia kiaušinių dažymo menas, kur jau beveik pamiršta tradicija. Nes reikalaujanti daug kantrybės. Nu, einam dabar į ūkvedžio namą pasižiūrėti, kas čia vyksta. Bet graži architektūra, dideli beržai. Nu ir eisim dabar pažiūrėti ūkvedžio namą. Bet čia rimtas ūkvedys. Iš tikrųjų, tai čia atsiprašom, ne ūkvedžio namai, bet čia skanumynų namai paragauti. Šokoladų, saldainių. Einam toliau. Gražus upelis. Nežinau, kaip vadinasi, bet labai patraukliai atrodo padaryta. Einam į ekspoziciją. Kretingos krašto istorija. Susipažinti. Ekspozicijos pradžia. Tautiniai rūbai. Kretingos. Daug labai eksponatų iš Kretingos istorijos. Bet nėra laiko skaityti. Truputį istorijos. Nu, Dvaro ežeras, tvenkinys gražus. Bandysim eiti su Adomu, pažiūrėti tą oranžeriją, gėlynus, fontanas, šimtamečiai ąžuolai, sode. Nu, labai gražu. Visas pastatas, grožybė visa. Ir eisim žiūrėti sodus. Seniau žmonės mokėjo statyti. Labai gražus dizainas. Nu, einam į vidų pažiūrėti. Va toks apstatymas, tai Jolantai patiktų mūsų. Su visais paveikslais ir liūtais ant viršaus. Nu jo, gražu. Labai gražu.
drobės. Nu ir aišku, kaip visą laiką pro langą tvenkinys. Nu čia grožybės tų laikų papuošalai neįkainuojami. Žiemos sodą eisime tuojau pat, bet pirmą reikia nueiti į viršų, nežinau kas ten bus. Čia vakarapienė vaikščiai. Antro aukšto langus tvenkinys su didžiuliais medžiais. Nuostabus kūrinys, Sevastopolio mūšis, kiek yra detalių. Aišku, čia yra ne originalas, bet tas, kas piešė, kiekvieną detalytę nupiešė to mūšio. Daug kas išlikę iš tų senų laikų. Virtuvės reikmenys, maldos, portretai, kardas. Didžiuliai žibintai išlikę iš tų laikų. O čia visai rimtai, Kretingos mero grandinė, didesnė netgi negu kauniečių. Matai, iš antro aukšto atrodo žiemos sodai, kur grafas Tiškevičius buvo suvežęs iš viso pasaulio egzotiškus augalus. Gražu, dabar galima net papietauti. Labai gražu. Nusileidom iš žiemos sodus į žemesnį aukštą. Gražu. Azijietiški karpiai, augmenija. Labai gražu. Dailininko kūryba ir paroda. Nu, čia biški labiau šiuolaikiniams skirta, nes aš nelabai suprantu iš tikrųjų. Ekspozicijos pratęsimas. Labai laki vaizduotė pas dailininką. Lakesnė negu mano tikrai. Vaizdas vėl. Ūkiniai pastatai, tvenkinys. Viskas priklausė tuometiniam grafui. Menininko kūryba žavėsi dar vienas menininkas.
Adam Tiškevič. Adam Tiškevič. Mes nuo ten iš to balkono po biškį leidžiame žemyn. Dabar jau esame pačioj. Labai gražią viziją turėjo grafas, na aišku ir finansų nerealiai daug, kad galėtų įgyvendinti. Nes visa ta vizija jau buvo prieš 100 metų. Beveik. Azijietiški karpiai. Grafo palikuonis Adam Tiškevič. Vėl visur prabanga, nuostabus grožis. Nežinau, kokia čia paskirtis buvo, bet gražu. Etnografiniai kryžiai iš visų aplinkinių miestelių, kiekvienas turėjo skirtingą. Čia va matome. Nu va, dabar nufilmuojam išėję iš dvaro. Aplinkui pažiūrėsim tvenkinį ir vyksime kažkur tai. Rodė, kad šitas dvaras yra 10 minučių nuo mūsų. Kai pradėjom važiuoti, pasirodo pusę valandos nuo mūsų. Adam Tiškevič, pronukis grafų, tik nieks nežino.